viskas. Neuždarai durų. Labą dieną. Proszę. Tai kaip jūs įskambinot, kažkoks nesusipratimas, sakot, įvyko? Nu, tai Paulina sakė, Mums šiai dienai rūpi jos pagrindė sveikata, nes pasirašėm kažkokio dokumento ir atsidūrė vaikas ligoninėje. Man yra šiai dienai svarbiausia jos sveikata. Ir aš norėčiau tą dokumentą pamatyti ir gauti jo kopiją. Nes mes parašėme elektroniniu pirmadienį. Taip. Čia bėda yra tokia, jūs kalbate su atostogaujančiu direktoriumi. Aš atostogauju vis dar. Šiandieną paskutinė diena. auklėtojas sakė, kad jau nuo šiandien jūs neatostogos. Dar šiandien atostogos, todėl negaliu čia pavaduotojus pasirašyti. Bet tas raštas yra tik tai, kad susipažino, kad vest
taikom taisyklės. Taip, ir vaikas grįžo į namus, apalpo, buvo išvežta į ligoninę. Mes šiai dienai irgi yra tęsiamas gydymas ir mes pirmąjį dar poliklinikų užsiregistravę. Ir man rūpi tik tai jos sveikata. Ir tolimesnis, kaip sakyt, psichologinis šokas vaikui buvo ir šiai dienai jos yra sunki būklė. Mūsų irgi. Aš kaip tėvas neturėtumėt suprasti. Ne, Aš 2 savaitės... Senelis turintis 4 savaitėlės, daugiau nenusipratau. Mes Tai aš antrą tikrai savaitę gyvename, ant nervų viską ir, kaip sako, visa šeima mūsų. Ne, tai jūs jau mane įtikinot, tai aš tikrai žinau, kad net pačių didžiausių nusikaltėlių neteisė, kol jie serga. Net iš Lukiškių išveža į ligoninę, jeigu jis suserga, tai jokių bėdų. Tai Vaikas nuo ketvirtadienio išėjo į mokyklą, bet, kaip sakyt, nėra jos būklė. Pagalbos iš tikrųjų direktorių, kad mokykla padėtų atsigauti po to vis tiek patirto tokio streso kažkaip, nes tėvai nebuvome informuoti, kaip sakau, viską yra. O ką, kai užsirūkė, jūs informavo ar ne? Tai sakau, kad ir mokykla neinformavo. Ne, dukra. Neinformavo. Kaip tai keista? Tai išsitraukti Keista, cigaretę. Palaukit, direktoriaus, tai kaip sprendžiasi nepilnamečio vaiko likimas. Tikrai taip. Turėjo ir tėvai dalyvauti ir viskas. Ne. Nes jos gyvybei realiai grėsia pavojus. Paaugliukai. Mes turime sutartį, jūs pasirašėte, Paulina pasirašė, visas taisyklės jūs žinojote, Paulina visas taisyklės žinojo, jie išėjo vidury miesto, užsirūkė ir jie žinojo pasiekmes, jie negalėjo nežinoti. Apie ką šnekam? Bet ar buvo įvertinta, su kokiu vaiku tai buvo padaryta? Su kokiu? Kaip šitas berniukas pateko į gimnaziją? Jis pateko. Taip, jis pateko su spec įsipareigojimu, kuris buvo prie jo prašymo, todėl jis nė žodžiu nesiginčydamas, jis jau nebėra ir niekada nebus. Taip, iš jėzuitų išmetė ir jėzuitų mokytoja rekomendavo man jį priimti ir aš paėmiau specialų jo pasižadėjimo, vienas neteisingas žingsnis ir jo nėra. Bet ko čia dėtas tas berniukas? Ne, čia ne apie tai, kalbam apie dukrą. Dabar šitą dokumentas nepasirašytas. Todėl, kad pavaduotojas nepasirašė, todėl, kad aš turiu, kaip jūs ir sakote, gauti tėvų sprendimą, ką ir kaip jūs darote. Jūsų... Pasiekmes sukėlė raštas. Sveikatos sutrikimų, psichologinį šoką. Taip, pasiekmes sukėlė cigaretė. Nėra jokių abejonių. Pasiekmes sukėlė. O kaip iš praktikos nėra užsirūkiusių paauglių? 30, aš belaudamas susitikimą čia susidėjau per 25 metus apie 30. O čia prie tokios kelios stovėjo 3 vyrukai prieš maždaug 10 metų. Aš priėjau ir vienas vyrukas padarė menką klaidą, jis žengė vieną žingsnį atgal. Ir jūsų 3 iškart nėra. Bet tie vyrukai pasielgė labai garbingai, jie net nesiginčijo. Aš net nepasakiau to žodžio rūkai, bet mes visi supratom, kad jis atsitraukė dėl to, kad cigarečių kvapas. Pagal statistiką apie 20% paauglių bent kartą pabando gyvenime. Jų problemos. Bet, kaip sakyti, taip, vaikui žlugdyti tolimesnį gyvenimą. Neskubėkim. Pirmiausiai, nereikia. Jūs kai stojo jūsų dukra čia, jūs žinote 10 kartų ir jums girdint sakiau, mes nežudome vaikų, mes nesodiname jų kalėjimą, tiesiog jie čia negali mokytis, bet jie gali mokytis Varpų gimnazijų, Rasos, jėzuitų, kur nori. Kokios problemos? Ką jūs čia dramatizuojate? Panašu, kad problema yra jūsų šeimoje, kad jūs sukūrėte nepakeliamas sąlygas Paulinai, tipo, jeigu tu ne kitų gimnazijoje, tai tada viskas, gyvenimas žlunga. Nu tai jeigu ne, tai kokios bėdos? Juk ji nepradėjo rūkyti, kaip sakant, čia atėjo, užsirūkė ir sako, dabar priimsi mane į gimnaziją. Tai iškart būčiau nepriėmęs. Dabar klausimas, kada jūs sužinojot, kad Paulina rūko? Ji nerūko. Aha. Reiškia, tai pirmą kartą... Nes patys žalingų įpročių neturim, kaip sakyti, maratonuose visi bėgikai dalyvaujam. Viskas dabar. Ir Paulina taip pat. Dar kartą, tai aš, kad būtų aiškiau, pasitikrinam. Reiškia, jūs manote, kad Paulina Gedimino prospekte dienos vidury užsirūkė pirmą kartą gyvenime, teisingai? Taip. Gerai, nu tai čia įdomus faktas žiniasklaidai, labai to iškart susidomėti. Žiūrėkite, aš jums papasakosiu vieną istoriją.
gal jums bus aiškiau, kaip čia yra. Nu, aš šiandien naujokų pirmokų klasėse visur buvau ir mane pašiurpino štai koks dalykas. Tik vienoje iš tų 3 naujokų klasių žinoma apie tai. Visi kiti kaip žuvis. Jie nežino tos istorijos. Nieko. Bet čia buvo toks atvejis, dabar senaties terminas, maždaug prieš 12 metų. Telefoninė teisė Lietuvoje galioja. Steigėjas pakėlė telefono ragelį ir pasakė, reikia priimti šitą mergaitę į gimnaziją. Nes ji yra signataro, nepriklausomybės akto signataro anūkė. Aš pasakiau, mes negalim, mes turim taisyklės, mes priimam pagal procedūrą. Ne, pasakė steigėjas, jis dabar jau seniai nebe steigėjas, jūs priimsit. Aš sakau, nu aš nesu visagalis, juk aš nesu visagalis, aš esu nusamdytas steigėją laikinai dirbti direktoriumi. Sakau, jeigu jūs norite, jūs priimkite. Jie priėmė. Ir aš nuėjau į klasę ir pasakiau, šita mergaitė yra priimta ne gimnazijos, ją priėmė steigėjas. Finalas, po 3 mėnesių, čia toje vietoje sėdėjo mama tos mergaitės, abu tėvai medikai, ir ta mama atėjo atsiimti savo dukrą. Tai viso pokalbio aš nepasakosiu, reiškia, bet mama pradėjo aiškinti, kad ta mergaitė naktimis nemiega, verkia, isterija. Pažiūrėjau, visą ten stalo stovi šitas Valerianoks buteliukas. Ir aš tada mamai sakau, tai gal jūs, nakčiai tabletę kokį duokite. Ir tada mama, medikė man pasakė, sako, kas geriau, tabletę duoti ar mokyklą pakeisti? Aš sakau, žinoma tabletę. Jis sako, žinoma mokyklą. Ir tada aš pasidėjau. Mergaitė buvo puikiai. Mergaitė buvo tyli, rami, darbšti, protinga. Bet klasė ją užblokavo taip, absoliučiai, kaip betoninė siena. Viskas, ją izoliavo, absoliučiai. Tai vat papasakom tą istoriją, kad jūs dabar pagalvotumėt, jūs norit, kad su Paulina tai būtų? Ne, aš suprantu. Jei tik nereikėtų pakeisti nei socialinės aplinkos. Ne, palauk, bet jūs supratot, kad tai mergaitai nervai neišlaikė būti mokykloje, kuri nepakenčia, kad vieniems taisyklės taikomos, o kitiem ne. Kai 7 iš vienu mostu pašalinimų išgėrimą iš gimnazijos, visi suprato. 7 ar 17 man nerūpi. Pažeidė taisyklės ir išeidė. Bet jeigu dabar Paulina pasiliktų, tai mes turim pripažinti, kad ji yra nepakaltinama. Bet jūs žinot, kaip elgėsi moksleiviai su nepakaltinimu. Maža to dabar įsivaizduokite po 2 savaičių tėvų diena. Štai susirinks čia visų gimnazistų, įskaitant naujokų, tėvai, ir jie tą istoriją sužinojo, pasakys, palaukit. Tai reiškia, čia vieniem taisyklės vienokios, kitiem kitokios. Gerbėmieji, aš žinau, kaip jūs kontratakuosite, bet tą reikėjo daryti prieš 3 metus. Visi čia stojantys žino, manęs neįveiksi. Aš įveikiau 5 metus Sibirė, 15 metų komjaunime, manęs neįveiksi. Todėl neturėkit jokių iliuzijų. Vienintelis, o jūs iškart teisingai pasirinkote atakos kryptį. Liga. Taip, viena mergaitė šiemet kartoja kursą dėl tų ligų, kurios neleido jai baigti. Tai ne pirmas atvejis. Tai, kiek aš pamenu, 3 toks atvejis. Taip, čia palūžta, ypač tie, kurie nori gerai mokytis, bet tam yra medicina. Tam yra medikai ir niekas, aš sakau dar kartą, nei baudžia, nei teisia pacientų. Ir Paulina bus tol, kol arba jūs, arba medikai pripažins, kad ji turi elgtis pagal visuotinas 305 žmonėm taikomas taisyklės. Jeigu jūs reikalausite, kad jei nebūtų taikomos tos taisyklės, tai bus taip pat kaip su ta mergaite, ta signatarą anūkė, aš pasakysiu, kad Paulina sėdi klasėje, todėl kad ji yra nepakaltinama. Neturėkit iliuzijų, kitaip nepasakysiu. Ir ji sėdės, kol baigs gimnaziją, bet ji bus įvardinta kaip nepakaltinama. Jeigu jūs to norit dukrai, tai aš labai nustebsiu. Ne, mes to... Kitas dalykas, aš labai nustebsiu, jeigu Paulina atsipeikėjusi po to streso, kurį patyrė, jeigu ji norės čia pasilikti, tai aš šito niekaip nesuprasiu. Aš ni už ką nesutikčiau čia būti. Todėl kad, tai tu pagalvok, kaip, jeigu ji nori, tai čia yra didelė bėda. Todėl kad ji dar nežino, kaip pasielgs tie mokiniai, kurių tėvai jiems pasakys. Gerai įsižiūrėkite tą panelę. Maža to, aš pradėsiu dar iš toliau.
dabar jūs iš čia išeisit, įsivaizduokit, kad jūs atėjote, mes pašnekėjom ir aš sakau viskas, bylą užbaigėm, Paulina lieka gimnazijoje. Jūs nieko neįtikintumėt čia pat už durų, kad jūs man nedavėt va tokio dydžio kyšio ir bet kas iš steigėjas spalio 7 dieną valdybos posėdis aš būsiu išmestas kaip musė iš barščių. Ne, manęs nieks neįtikintų, kad čia taip savo atėjo, pašnekėjo, tai kas jūs tokie? Prezidentai? Mes tėvai. Nu tai taip, bet aš turiu 305 tėvų. Aš turiu tokių tėvų, kur čia gali Kauną valdyti, bet ne mane. Kauną jie gali valdyti, manęs ne. Aš dar kartą sakau, taip, Achemos, dar prisiminiau istoriją. Oi, Achemos ten kažkoks didelis viršininkas, vėl telefoną pakėlė ir čia bandė padaryti. Aš sakau, jūs galite mane pasiekti, universitetas su Achema čia dirbo tada tais laikais pakeisti mane. Ir aš buvau per tiek, kad pakeisiu direktorių, bet aš neatsitrauksiu, nė už ką. Neturėkit jokių iliuzijų. Dar ko? Aš galiu jums pasakoti istorijas, kad žinotumėt, su ko susidūrėt, bet aš įspėju visus stojančius. 1980 metais KGB majoras per stalą parodė man pažymą «Признать небословно выстрелами». Kai universiteto rektorius raudonasis partizanas Martinaitis pasakė, kad aš negalėsiu dirbti universitete, aš jam pasakiau, tuoj pažiūrėsim. Prireikė metų ir KGB priverčiau parodyti, kad aš nesu nekaltas. Reabilitaciją aš gavau ne 90 metais, o 80. Ir rektorius nustebo truputėlį. Ir tada aš nuvažiavau Plungės vykdomąjį komitetą ir ten gavau 1024 rublius už konfiskuotą turtą. Taip, bet nereikia. Čia reiškia, jeigu jūs norite sudramatizuoti, tai Paulina tai jaučia. Ir vargšas vaikas. Reiškia, arba KTU gimnazija, arba nieko. Tai palaukit, aš nestudijavau Kembridže. Aš nestudijavau Oksforde. Mes ne tik sakom, kad tik KTU gimnazija, o daugiau nėra. Tu spjauk ir nėra kur mokytis. Tas Juozas, tas partneris, tai kai jis čia sėdėjo, kai jį išmetė iš jėzuitų, taigi aš jam sakiau, klausyk, sakau, Juozai, bet tu turi protų turėti, vis tiek, turi tiek protų turėti. Ten balai kaip. Išėjau iš gimnazijos teritorijos, 5 balai baudos. Užsirūkėjai 5 balai baudos. Aš sakau, bet kai ir jis surinko 20 balų. Tai sakau, Juozai, tai kai tu turėjai 15 balų, tai protų turėk, tai nedaryk dar vieno žingsnio. Bet čia yra taip pat, kaip Lietuvoje įprasta, vairuoja, greitį viršijo, baudą užmokėjau, dar kartą viršijo, tai susitarsim. Nebesusitarsim. Aš niekada nesitariu, aš moku baudas, kas 5 metai mokėsiu, bet niekada, niekam neduosiu, ne už ką. Ir aš džiaugiuosi, kad mano šeimoje 4 advokatai, sūnus Raitlalėjas, jie užsiėmė akciją, lipdukus klijuoja, neduok kyšio policijai. Mano mokykla. Nė už ką neduosiu niekam ir niekam nieko nesiūlysiu, todėl pagaus, mokėsiu, nepagaus, aš šiaip nedarau, aš žmonai pasakiau prieš 20 metų, kad aš neviršysiu greičio. Ir jį rami, aš neviršysiu greičio. Aš nevažiuosiu išgėręs, pasakiau šventą, bet čia kita istorija. Reikia suprasti, Paulinai gyvenimas tik prasideda. Mes dabar visi, ką tu galime jį sugriauti arba pataisyti. Kai mes su ją šnekėjome, man jį patiko, aš jums pasakysiu, jūsų dukra. Ji buvo ant ašarų ribos, bet ji neaiškino, kad čia maždaug taip kaip tas pagautas kelių policijos susitarkim ar kaip nors čia. Ji neaiškino šito. Ji nesakė, kad ji pirmą kartą užsirūkė. Ne, ji nesakė, todėl kad visiškas idiotas to patikėtų, kad pirmas užsirūkimas yra Gedimino prospekte Vilniuje dienos vidury. Bet ji graudžiai, taip, man gaila jos, tai jeigu jūs manot, man kiekvienas vaikas yra brangus ir aš, paskaitykit, šiandien parašiau apie jūs savo svetainėje. Jeigu aš galėčiau pakeisti moksleivių tėvus, tai čia gimnazijų problema iš vis neliktų. Bet aš negaliu pakeisti tėvų, todėl kad tėvai yra persisutinę tuo. Įstatymą, žinom, įstatymą, taisyklės, bet visada, būna, tai kaip nors susitarsim, gal užmokėti galima. Aš dar vieną istoriją pasakysiu. Užmokėti čia paklausyk. Apie susitarimą, mums dabar jau aišku situacija, mes nei rašto nematėme. Gerai, žiūrėk, dar kartą vieną istoriją. Atėjo čia didelis verslininkas Lietuvoje, labai gerai žinomas, pradėjo šnekėti, kad jo sūnus baigė 8 klases, tai buvo sausio mėnuo, ir kad jis norėtų, kad mes galėtum priimti. Aš jam išaiškinau procedūrą, mokslo lyderio turnyre, priėmimas. Jis išėjo ir aš kitą dieną sužinau, kad šitas verslininkas į mūsų gimnazijos kasą pervedė 15 000 litų.
Gal neblogai. labdarą? Taip, ir Paramą. jūs turbūt atspėjote, tas sūnus neįstojo į mūsų gimnaziją. Jūs manot, kad aš grąžinau tos pinigus? Jokių būdų. Kodėl turėčiau? Ne. Ar aš prašiau? Jeigu parama. Parėmė žmogus. Dabar aš retkarčiais su juo susitinku, jūs nustepsite. Ir aš vis laukiu, ar jis ką nors sakys, bet jis geras, išdidus verslininkas, milijonai, jis nieko nesako. Ir aš kaip nesakau, žmogus parėmė, pamanyk, nėra problemų. Ne, čia kitaip nebus. Reiškia, yra variantai tokie. Aš sakau, Paulina turi atsigauti, mėnesį praleis Grybo vietoje, čia nieko tokio, bet mano kategorinis pasiūlymas švelniai ir atsargiai, jūs mylit savo dukrą, perkelėt ją į Varpo gimnaziją, į Rasos gimnaziją, į Jėzuitų gimnaziją, kur bebūtų. Visi, tas Juozas, kiek aš žinau, jis nuėjo į Jablonskio. Egzotiška, mano vaikai baigė Jablonskio, tai truputėlį kaip ir dirgina, bet jis nuėjo, nuės. Bet jeigu jūs to nepadarysite, tai aš jums pasakiau, kitaip nebus. Bus žiauru, bus be galo sunku. Blokada bus mirtina, todėl kad jūs patys suprantat, vaikai ateina įveikę 6 barjerus. Konkurencija 5 į vieną vietą. Ir staiga pasirodo kažkam daromos išimtis. Kodėl? Aš savo vaiką išmečiau. Beje, mano vaikai nesimokė šitoj mokykloje, nors laisvai būtų įstoję. Ir likimas man yra labai dosnus. Visi, kaip sakau, advokatai, todėl kad negalima daryti tokių, ir čia nieko nereikia jam padėti, ir aš nieko čia nebūdėjau. Ne, aš tai nedarysiu, todėl kad turi būti švara. Gyvenime turi būti švara. Aš tikiu, kad Paulina supras, kad atrodė, kad čia kaip nors sustarsim. O tas Juozas, jeigu jūs bandot permesti dalį kaltės, taip, aš jam pasakiau, čia išsiskiriant, aš jam pasakiau tiesiai šviesiai, jis turi kreiptis į medikus, niekur kitur. Tada, kai mes šnekėjom čia su jo mama ir juo, aš iš mamos netgi veido šiek tiek skaičiau, kad yra kažkokia kita problema. Aš Juozui tada sakiau, tu Juozui sakau, man pasakyk, jeigu yra dar kokia priežastis, dėl ko tu taip elgiesi. Jis nepasakė. Dabar aš visiškai žinau. Jis yra, ne tas žodis nepakaltinamas, bet jis nesuvokia aplinkos. Jam niekas nepadės išskyrus medikus. Gal dar čia paauglystė? Ne, taip, bet mes turim 300 paauglių. Taip, jie čia visokie. Čia yra autistų, čia yra pacientų, bet sidabro lentoje yra pavardė autisto visiško. Jis negalėdavo pakęsti. Aš ateidavau į klasę, jis pradėdavo braižyti ant popieriaus, iš pradžių šitaip įstrižai linijas, paskui šitaip ir paskui vedžioti tą Brauno judesį. Reikėjo ateiti į išleistuvės, jis atėjo pas mane vaikas jau ir sako, ar aš galėčiau neteiti. Aš sakau, Gedimai, kodėl? Sako, aš nemėgstu, kai yra arti daug žmonių. Jį išsiveždavo į pasaulio olimpiadą, nenorėjo vežtis. Jis išeina į miestą, niekam nieko nesakęs ir dingsta. Arba jis užsirakina kambarį ir viskas. Bet sidabro medalis pasaulyje. Autistai yra mokslininkai. Taigi dar kartą, Paulina yra geras vaikas, tiesiog aplinka, iš kurios jie atėjo, nieko naujo. Aš žinau tą Lietuvą kaip nuluptą, aš iš Dulkių kaimo, man nereikia aiškinti. Bet visi krestelėjimai išeina į naudą tada, kai visi kartu aplinkui žmonės pasako, nieko tokio. Aš ir šiandien sakiau klasiai, gal jį Oksfordą baigs ir Nobelio premiją gaus. Man bus šiek tiek pavydu, bet aš nepriskirsiu savo nuopelnų, kad mes Pauliną mokėm. Antanas Danys, Svedbanko valdybos pirmininkas buvęs porą metų tik mokęs gimnaziją, aš visą 20 metų giriuosi, kad tai mūsų gimnazistas. Jis ne visai mūsų, bet vis gerai, jeigu porą kartų. Paskui išvažiavo į Ameriką, mūsų pirmasis amerikietis, tai Amerikai iššūkė. Dar kartą, aš sakiau ir vėl pakartosiu, nedramatizuoju. Aš tikrai žinau, įkūręs tą gimnaziją, žinau. Gali ateiti, gali išeiti. Čia nėra tokio. Pavyzdžių daugybė. Pirmuoju numeriu įstoja mergaitė iš Jablonskio mokyklos. Rugsėjo 1 diena. Jie ateina čia apsivergus ir pasakė, ne, aš pas jūs nesimokysiu. Kodėl, sakau? Sako, aš ėjau į mokyklą, sutikau klasės draugus ir aš supratau, aš negalėsiu. Aš kviečiau tėvus 2 kartus, šnekėjau, prašiau, siūliau užmokėti, dar pirmiausia, pirmas numeris. Ne, ir viskas, ir jos nėra. Paulius Šarka, Kretingoj, skambinau, prašiau, duokit mums Paulių, vieną iš geriausių matematikų. Ne, ir viskas, ir viskas. Ir Paulius Šarka dabar Kembridže, bet ne mūsų, ką padarys.
Visokiausių bandau. Parsivežiau Paulauską iš Vidmantų kaimo prie Palangos, nuvažiavau ten, tėvam pasakiau, duokit man Paulauską, atidavė. Po to ir seserį atidavė. Nieko gero. Nu, geri vaikai buvo, bet ne žvaigždės. O mokytojai buvo apibūdinę, kad iš jų ten galima labai daug tikėtis. Aš paskambinau po 1000-mečio konkurso į mažą kaimelį, praleisiu pavadinimą į mokyklą, sakau, parduokit man tą 8-oką. Jis laimėjo 1000-mečio konkursą. Direktorius pavaduotojai kaip nutilo, nesuprato, galvoju, čia psichas kažkoks juokauja. Nejuokauju aš sutinku pirkti savo pinigais. Pasakyk kainą, jeigu aš stebėjau tą turnyrą, tas vaikas vertas 10 000, kas čia yra. Bet nenori, nereikia, nu ką padarysi. O pažiūrėk, kaip čia nepasigėsi. Šėris, du broliai dvynų Krauskai Panikštis. Prieš 23 metus įstojo. Vot, parašyta. Alkauskas. Štai kompozitorius. Vienas brolis kompozitorius matematikas, kitas brolis rašytojas fizikas. Vienas Vilniuje, kitas Šveicarijai. Kažką mes padarom iš to, bet dar. Ne, jūsų... Paulina, aš prašau, jūs teisingai pradėjote, bet aš jūs prašau. Aš turiu 2 vaikus, 4 anūkus. Aš galvoju visą laiką per save. Kaip aš pasielgčiau? Mildutė mano, va čia, ten tėvai kažką subarė, kad klausai, neklausai. Aš Mildutė iš karto išaiškinau, sakau, Mildutė, tu gali būti kokia nori. Aš tave mylėsiu visą širdimi. Tu visada turi žinoti, kas jau kas, bet senelės tave mylės, kokį tu bebūtum. Lygiai taip pat Paulina turi jausti, kad jūs mylite ją, jūs globosite ją. Taip, tėvai turi. Nu tai aš, o ta mokykla šiaudai. Aš baigiau Priekulės vidurinę, bet kas žino, kur ta Priekulė? Niekas nežino. Nu ir kas? Pamanyk. Bet aš baigiau, manau, gana visam gyvenimui. Ačiū. Jei mokyklai, mokytojai Rutkauskiniai, mokytojai Matukytai, nesureikšminu. Ta gimnazija čia nieko neduoda, išskyrus tai, kad čia susirenka panašesni vienas į kitą. Bet jeigu tu pažeidi taisyklę ir dar, pačiu įžūliausiu būdu, kurio iki šiol niekada taip nėra buvę, tai tu turi suprasti, kad niekas to nesupras, niekas neužstos tavęs, niekas nenorės būti šalia tavęs. Todėl, kad supras, kaip raupsuotas, kaip Indijoje kokį nors parijų kastą. Todėl, kad vaikai gal to ir nedarytų, bet tėvai jų būtinai tai padarys. Ir tada, jeigu tai būtų, dar prisiminiau, jūs turite žinoti visas istorijas. Miniotas. Gal jums sako, kad nors pavardė Miniotas. Tai tas Miniotas, kuris apiplaukė su jachta kokį ten laisvę ar kažkokį pasaulį. Nu jo, tai jo vaikas, taip, reiškia, 4 užsirūkę, klasė tiesiai prisimenu kaip čia virš manęs. O tas Miniotas, ne tai rūkė, ne tai nerūkė, negali įrodyti. Aš nuėjau klasę. Paprašiau, kad jis atsistotų ir prisiektų, kad jis nerūko. Jis atsistojo ir prisiekė. Ir aš jį palikau. Praėjo metai ir va čia fakultete jis įstojo. Aš einu į paskaitą, jis stovi ir demonstratyviai rūko man į veidą. O studentam galima? Taip, ir aš iš karto supratau, Miniotas tik tada, kai įstojo ir išmoko rūkyti. Ne, tai yra žinomi dalykai. Tai jūs teisingai pasakėt. Rūko čia ir geria, sakykime, 10% tikrai. Ir rūkančių ir geria čia. 10%. Ir nepaisant to, ką tik čia buvo mokytojai iš Šakių, aš pasakiau, aš nesu naivus, aš žinau, ir rūko ir geria. Bet čia nėra nei pasiklausimo įtaisų, čia nėra, niekada nebus kamerų, čia nebus sekimo sistemų. Bet jeigu tu patekai, viskas. Čia nėra galimybės pasakyti, atsiprašau, aš daugiau nedarysiu. Nėra galimybės ir niekada nebus, kol aš čia būsiu. Gal aš čia nebūsiu jau rytoj, bet kol aš čia būsiu, nebus. Būna žmogus gal gyvenime kartą pabandė, bet jis niekada gyvenime ir nerūko. Taip. Nu tai viskas, bet taisyklė. Mano tėvas nei vienos cigaretės nesirūkė, mes nerūkom, vaikas... Mano tėvas rūkė, 5 vaikai gimė vienas po kito, visada prieš gimstant vaikui jis mamai pažadėdavo neberūkyti. 5 kartus pažadėjo, 5 kartus neištesėjo. Bet kas pasmerks man tėvą, kuris sėdėjo kalėjime sovietmečio, kai pabėgo iš armijos, kuris Sibire 5 metus iškentė, aš tikrai nepasmerksiu. Bet, dar kartą, aš sakau, mes negaudom, netikrinam kišenį, pas mus nėra jokios gimsinės, bet visi turi žinoti, tu pažeidė taisyklę ir viskas, atgal kelio nėra. Jeigu būtų atgal kelias, mes jau dabar, jeigu mes paliksim Pauliną ir reikės mums surinkti naują kartą. Kas to patikės iš tėvų savo vaiką, jeigu žinos, ten taisyklės, jokai, ten žinom, Paulina.
ją pradės tiesiog kaip bendrinį žodį vartoti. Ir visi sakys, tai ką tu aiškini? Kaip jūs mane matėt, kaip aš aiškinau dėl tų taisyklių, dėl tos 4. Tai kai dabar aš išeisiu prieš auditoriją, sakys, palauk, direktoriau, užsičiauk. O Paulina, o kaip? Tai ką, gavai 500 000 ar kiek? Ar kaip? Ar jau sutižai visiškai? Ne, nebus kitaip. Aš sakau, aš žinau, kad jūs ateisite ir laukiau, aš nežinau dar ar Juozo ateis, tėvai kažkur sakė užsienyje, bet jeigu ateis, lygiai tas pats. Bet čia kitaip niekada nebus. Ne, tai jau neteis, jau jų vaikas mokosi 4. Nu tai aš tik čia gandas, aš neturiu įrodymų. Jie iš tikrųjų neturi galvai, nes jie parašė papildomai įsipareigojimą. O reiškia be papildomų tas negalioja. Reiškia pagrindinis tas negalioja. Apgalvosime šitą. Gerai, jūs pagalvokit. Gal šitą aš prašytume košį. Toks sutapimas dabar aš šitoje. Vat praėjo mokytoja, kurios vaikas priimtas į gimnaziją. Dabar įsivaizduokit, mokytoja, savo vaikas priimtas į gimnaziją, dabar jis tada sužino, kad Paulinai padaryta išimtis. O jeigu jos vaikas ką nors netai padarytų, ką aš tada darau? Tu jau jokių šansų. Aš nesakau, kad tas vaikas man įtartinas, gink Dieve, bet o jeigu taip atsitiktų? Aš išmesiu jį kaip musė iš barščių, nesudrebės nė vienas. Išeis mokytojai iš darbo, nu ir kas? Ačiū. Tai jeigu pradėsi taikyti taisyklės kiekvienam pagal naudą, kaip čia dabar, o jeigu mokytojas vaikas, tai tada kitaip. Aš pagyriau vieną vaiką, vienos mokytojos, kurie jau seniai nebedirba pas mus, už tai, kad, aš negaliu įrodyti, bet aš galiu tvirtai sakyti, jis ne visai sąžiningai pateko į gimnaziją. Kaip ne visai, nežinau, nes taip nebūna, kad, reiškia, ten, nežinau, 7 ar kažkokiu numeriu patenka ir iš karto rugsėjo mėnesį taiga paaiškėja, kad to ir to nemoka. Bet ta mokytoja buvo čia šalia, kol tas vaikas buvo, paskui tik baigė ir aš jai pasakiau, kad geriau aš čia nebūtų ir jos nebėra. Bet vaikui per išleistuvės viešai ir garsiai pasakiau, jis išlaikė tą egzaminą. Jis toliau čia įstojęs, kai pakalbėjau su motina ir su vaiku, jis nesirėmė tuo, kad jis yra mokytojas vaikas, kad tu čia maždaug manęs nepastumdysi. Silpnokai baigė, bet baigė savo kojomis, savo rankomis, savo galvą ir tai garbė jam. Tokie yra vertinimai. Deja, ne visi tokie. Mūsų mokytojų vaikų čia baigė tą gimnaziją, nežinau, 15 mažiausiai. Ir ne visi tokie. Vat kitas iš karto užima poziciją. Vat mano mama, tėvas mokytojas ir tada tu čia turi elgtis su manim kažkaip išskirtinai. Mes buvom blogi vaikai Priekulės vidurinėje, mes muždavom mokytojas vaiką, muždavom ir aš. Dėl to, kad mokytojas? Ne, dėl to, kad štrikštukas buvo. Jis maždaug ką nori daro, bet jo neliečia. Mes, reiškia, baudžiami, ką, išdakaujam, mes ten ką nors lysvę ištepė, bet jis tai ne. Mes kartu bėgom per gėles, bet aš, reiškia, gėles nulaužiau, jis ne. Tai reikia įmušti, to ką nors. Lygų. Seniai tai buvo, pradinė mokykla, čia užmiršti. Pradinė mokykloje dar gali kitaip. Čia ne pradinė mokykla, čia žmonės pasirenka. Bet aš sakau, nieko čia nedramatizuoju. Ir Paulina turi suprasti. Kaip ir sakiau, pirmokai net nežino, kad čia kažkas įvyko. Jie kaip žuvis plaukia. Kas sako, kaip čia? Čia niekas nesureikšmina. Arba paimkim kitą dar variantą. Pasidarė madinga išvažiuoti į mainų programas čia. Tik mes čia priimam, pasižiūrėk sąrašą. Kokie 5 dabar kažkur išvažiavę. Tai palaukit, aš galvoju, sakau, tai kam jūs čia stoja tada, tai arba mum, arba Amerikai, pasirink kaip nori. Bet žmonės yra laisvi, jie daro, ką nori. Dabar vienas grįžo, vėl pertintimas klasės. Jis taiga sugalvojo, kad po Amerikos jis turi grįžti ne į savo klasę, o į žemesnę. Prarado mokėjimų, gebėjimų. Nėra problemų, tai susitaikom. Tai kažkas išvažiuoja, kažkas mainų, kažkas. Dar viena istorija.
vietoje anekdotų, bet jūs turite viską žinoti, kad su Paulina irgi tą reikia pašnekėti. Taigi jie žino, turbūt žino, nori tikėti. Štai taip, mamos labai prižiūrima dukrelė, aš ją mokiau dar, kai 6 klasėje buvau, kai čia dirbau. Taip, jis savo kojomis įstoja į gimnaziją, mokosi visai padoriai ir po 2 metų staiga išvažiuoja į licėjų, į bakalaureatą. Nu, ką tu padarysi, reiškia, žmogus siekia dar aukščiau. Praeina pusę metų ir mama skambina, ne, jie nebenori bakalaureatą, jie nori grįžti pas mus. Nu, aš priėmiau, bet tik dėl to, kad man mergaitės gaila, bet šiaip tai, nu, dar pasakysiu pasipūtimas, mes įrodėm, kad mes geresni už bakalaureatą. Bet aš mamai sakiau, tai nu reikia prūtą turėti. Sakau, tai vat, jūsų dukra grįžta, taigi psichologiškai į palūžta, todėl kad juk tas bakalaureatas neužsidarė. Vilniečių garbingų tėvų vaikai toliau mokosi, vadinasi, jūs pripažįstat, kad tik jūsų dukra negali mokytis, o visi kiti gali mokytis. Kitas dalykas, kas čia per manieros, čia aš į KTU gimnaziją, čia aš į licėjų, paskui vėl į KTU gimnaziją. Nu, bet dabar ta mergaitė sėdi, vėlgi gera mergaitė, viskas tvarkoja, baigs šiemet mokyklą. Noriu tikėti, kad ji perpras, kad gyvenime negerai taip. Reikia pasirinkti kažkokią tvirtą vagą. Daugiau tikrai žinau, kad išleisdami bakalaureatą mes, buvau nepatyręs, pasirašysim, kad grįžti negalim. Ir viskas. Kai išvažiuoja į mainus, aš pasirašau visą laiką, 3 mėnesių laikotarpiu gali grįžti, jeigu pasirodys, ką žinau, toje Amerikoje kažkokia skylė. Nepatiks, 3 mėnesių laikotarpiu gali grįžti, jokių problemų. Bet per 3 mėnesius turi grįžti. Bet čia Amerika, nu, ne tik Amerika, čia kitos šalis, tai ten, aš žinau, kad ten gali patekti į visišką užkampį ir suprasi, kad tu negali aukoti savo laiko. Tai dar kartą, patikindamas jūs, aš pirmą kartą aš šnekėjau su Paulina, jūs turite suprasti, aš neturiu nieko prieš ją kaip vaiką, aš šnekėjau su ją tik tada, kai ji peržengė taisyklės. Ir neturiu jį visiškai jokių pretenzijų. Maža to, aš nejaučiu jai jokio pykčio. Jokio pykčio nejaučiu, todėl kad, nu, tiesiog mes negimstame blogi. Aplinka, kuri yra, gyvenimas mūsų suformuoja tokius ir jeigu tu negali suprasti, kad tu negali taip elgtis, vos nepasakiau viešoje vietoje, bet ne tik viešoje, nu, reiškia, kad tu čia pat pasirašai, kad laikysiuos taisyklių, čia pat nesilaikai ir sakai, ai, kaip nors, susitvarkys. Nu kaip susitvarkys, tai čia tolimesnis gyvenimas, vedybinis gyvenimas. Taip, vyras pasakys, aš važiuoju į komandiruotę, tu nebijok, viskas bus gerai, o ten nuvažiavęs daro, ką nori. Nu tai kas čia vos nepasakiau po Vilnių darė? Kas dėl Paulinos, vis tiek Vilniui, ne gimnazijoje, vaikas gal taip nepagalvojo tuo momentu. Taip, reiškia, jeigu jis užsirūgus tualete, būtų buvo geriau. Ne, kodėl? Vienas dalykas, kad... Kaip tėvų atskiras, iš tikrųjų, pokalbis dėl to. Ne, tai čia ne tai. Ir visos žalos, kad čia yra maždaug. Mes... Ne, mane, gimnazijos žala manęs nedomina. Dar kartą, va čia irgi visi galvoja, kad Burgis saugo savo prestižą gimnazijos. Ne. Mes visi saugome vaikus ir esu Paulina apie pokalbį Aš noriu, kad mano mokėliai Švedijoje ir Lietuvoje gyventų valstybėje, kurioje įstatymas, taisyklė yra aukščiau už bet kokį pašlemėką, prezidentą, premjerą, ministrą ar kas nors. Velniop visus vadovus yra įstatymas. Duralex atlex. Ir viskas. Nieko nežinau. Aš noriu išmokyti gimnazistus ir jų tėvus, kad man nerūpi, nei tas prestižas. Kiek aš čia būsiu to direktorių? Sakau, gali spalio 7 dieną valdybą pasakyti, ačiū. Jau, man 60+ ir aš esu laisvas kaip paukštis, mane globoja sodra. Bet, kol aš čia esu, vaikai turi suprasti, tėvai turi suprasti įstatymą, kad ir kokį šlykštų turi gerbti taip, kad savimi gerėtųsi. Kad tu žmogus savimi gerėtumės, tu ne todėl nevairuoji greitai, tu gali žinoti, taip, aš iškart pajuntu važiuodamas, kad kažkas iš tų, aš nežinau, kokiais ryšiais jie supranta, kad kažkur aplinkui toli nėra tų, kurie ten tą greitį matuoja. Ir varom tada. Nu, tu vargšas. Tu esi visiškas vargšas, reiškia, tu esi vergas. Tik tai lupamas, tik tai prižiūrimas, tik tai fotografuojamas, tu gali elgtis padoriai, o šiaip tu negali. Absurdas visiškas. Tu neišgyvensi šeiminiam gyvenime, niekas nesužiūrės, 5 žmonės gali tave saugoti, jeigu tu norėsi, nutrūksi.
Bet tu turi nenorėti, tu turi savo pasakyti, ne moliuskas esu, ne minkštakūnis, ne koks naratakojis, aš esu stuburinis gyvūnas, aš esu savo gyvenimo šeimininkas. Bet jeigu Paulina dabar po šitos pamokos tą supras, aš jausiu pasigėrėjimą ir ją, ir savimi, kad mes kažką gyvenime pastumėjome į priekį. Ir dar kartą sakau, gūdžią naktį, tamsiam miške, nenusispjauk ant kelių. Nu, negražus pjaudytis. Nu, negražu ir viskas. Tai va, tik taip, jeigu mes persuksim šitą, ne koks nors gaudimas. Aš buvau, pakvietė mane čia Šilainiuose, mokykla džiūgaujo, mes pasidarėm suktuką, kuris registruoja įeinus išėjus. Santa Barbara. Santa Barbara. 6 milijardai, jeigu teisybė rašė, Didžiojoje Britanijoje mokyklos, visos mokyklos buvo elektronizuotos, kaip ten įeiti, išeiti, kortelės, viskas į vandenį. Neveikia. Moksleiviai perprato visą sistemą. Taigi dar kartą, su palinkėjimais geriausiais Paulinai. Jūs galite, kaip pasakyti jai, kad sirgimo laikotarpiu niekas nieko nedarys. Visiškai, absoliučiai. Nei turi kur nors eiti, nei, būtų gerai, kad tas neužsitęstų per daug ilgai, bet aš dar, kad sakau, čia yra daugybė... 2 dienas mokykloje buvo, 4-dienį, 5-dienį. Tai aš noriu pasakyti, kad yra buvę po pusę metų mūsų nelankė, bet po to jie turėdavo kartuoti kursą. Tai, bet su to ir dabar, yra. Taigi buvo atėjus mama, vos įstojo naujokas ir iškart sako, operacija ten visakita. Aš pasakiau, jokių problemų. Yra 2 variantai, arba jis galės tęsti šiemet, arba jis kartos, jam vietą garantuoti. Bet Paulinai reikia apsispręsti, nusiraminus iš esmės. Ja, bet jeigu jūs visi užsispirsite, kad čia ji norės grįžti, tai aš jūs įspėju, čia ir dabar. Viešumas yra geriausias ginklas. Aš tai padarysiu viešai ir visur. Jokių išimčių. Neturėkite jokių iliuzijų. Aš visada pasakysiu, taip mes palikom todėl, kad ji yra nepakaltinama. O tai yra baisus nuostoliai. Ir pasakysiu. Tu paklausti, Paulina, tu nori, kad visas Kaunas žinotų, kad tu gimnazijoje mokosi vienas nepakaltinamas žmogus? Manau, kad ji nenorės. Kitaip nebus, nei už ką. Turit žinoti. Aš turiu tėvam aiškiai pasakyti, kodėl šita per 25 metus, kodėl šita išimtis. Todėl, kad vaikas nepakaltinamas, tai reikia globoti kartu su medikais, bet aš nesiūlau to daryti, nes baisesnio nuosprendžio turbūt nėra. Tas, kuris ten ligonio mokykloje užmušė mergaitę, tai taip, jis išsisuko apsimetęs, kad nepakaltinamas, tai čia ne tas atvejis, tai čia ne. Tai už tai, kad aš sakau, čia... Nes Paulina pergyvena, jie vis tiek atsimokius 2 metus, čia ir kolektyvas, ir draugai, ir draugės. Aš nežinau, ar jūs žinot ar ne, tai man... Mes trukdom? Taip, truputėlį. Kiek dar galit laukti? Nežinau, kiek jums reikia? 10 minučių. Ar jūs žinote, kad jos klasės draugė parašė man laišką į Stokholmą paštu ginantį? Ne. Įdomiausia yra tai, kad aš užėjau pas jos į klasę, pasirodo, aš atsakiau jai, bet kartu visiems, o pasirodo, kad klasė vienas kitas tik žinojo apie tai. Štai aš jums greitai perskaitysiu. Dėl Paulinos Adžgauskaitės išmetimo. Gerbiamas direktorius, šiandien iš gimnazijos buvo išmesta mokinė. Galbūt tai nuskambės akiplėšiškai, tačiau mano nuomonė, jūs išmetėte ne tą žmogų. Ji yra viena iš nedaugelio gimnazistų, kurie naudojasi gimnazijos teikiamas išskirtinėmis galimybėmis. Gerai mokosi, be galo stengiasi, mokosi papildomai, eina papildomai konsultuotis pas mokytojus, ką daro vos keli gimnazistai. Dauguma gaili laiko, nededa jokių pastangų. Aš visuomet maniau, jog tai pagrindiniai tikro gimnazisto bruožai. Ji tikresnė gimnazistė už daugumą mūsų. Ne, aš nekaltinu jūsų, nežinau, kad ji pažeidė gimnazijos taisyklę, tačiau gal būtų galima jos bausmę sušvelninti. Prašau visos mūsų 3 B klasės vardu. Nuoširdžiai Justė Dilytė. Justė Dilytė. Ir tada, čia nėra laiškų, kadangi aš parašiau Stokholmą, aš jai atsakiau. Taip, tai teisinga.
turi vaikai ginti savus vienas kitą, turi matyti. Bet aš parašiau ir visai klasiai, kad mes turime 305 ir mes gindami vieną neturim pamiršti, kad mes turime 305, kurie lygiai taip pat nusipelnė. Ir gali būti pats geriausias, įsivaizduokit, pasaulinės olimpiados prisininkas. Tai pasielgtų, aš padaryčiau lygiai tą patį, jūs galite to netikėti, bet kitaip negali būti. Nėra lygių ir lygesnių. Orvelas pasakė labai teisingą mintį. Reiškia, turi būti suprasta, kad gerai, ginti reikia. Taip, būdavo, rašydavo anksčiau, kai nebuvo pašto, peticiją surinkdavo, taip, esu išmetęs moksleivių, kur 25 parašai buvo, nedaryk to. Nėra tokios taisyklės, kad klasė galėtų apginti. Ką reiškia klasė? O kas apgins mokyklą? O kas apgins Kauną? O kas apgins Lietuvą? Negalima kitaip. Aš manau, jūs suprasite ir aš niekaip nebijau, kad Paulina, iš to, kaip aš su ja šnekėjau, aš jau supratau, kad ji suprato tai. Blogai, tai blogai, šnekėjai, kad norėjo studijuoti, nori studijuoti mediciną ir visą kitą, ir kad jie čia stengiasi pagirtina, viskas yra teisinga. Bet taigi, į mokslą yra daugybė kitų įvairiausių kelių ir jį suras. Taigi, pabandykime rasti sprendimą tokį, kuris visą gyvenimą paudėtų. Nes šiai dienai man pamažinau būklė. Aš negalėsiu vairuoti. Spaudimas kokie 200. Visas drebu. Tau įtampa, o šį kartą... Ne įtampa, bet pažiūrėk, kaip jisai grasina susidoroti atvirai. Žinai ką, jis man papasakos, kad visiems sakysiu, kad nepakaltinama. Tu tik pabandyk pasakyti garsiai. Taip. Vaikai bus įrašę, taigi tai iš viso išnyks. Imk. Aš vairuoti nei nieko šiandien neveiksnus.